Sveiki visi. Senai ką bekėliau, buvau truputį užsiėmęs savais darbais ir pagaliau prisiruošiau prie įdomesnio projektėlio. Tai noriu prieš savaitgalį parodyti ir jums šį dalyką ir manau kitą savaitę, jeigu viskas pavyks, bus pilnas video, kas mums su juo gavosi. Tai va žiūrėkit, kas pas mane atvyko. Čekiškas žaisliukas, čekiška žoliapjovė, dar su senuoju užvedimo mechanizmu ir senaja ryte. Tai vat bandysim kažką iš jo sužiūrėti ir ar mums pavyks ar nepavyks, čia neaišku, nes čia jau buvo jisai perdarytas į šiuolaikinę bobiną, uždegimo ryte, kitaip lietuviškai gal, bet sakė nedirba. Tai va žiūrėsim, čia čekiškas Agrostrojičin licens Gudbrod, kažkaip taip turėtų tartis, nežinau net. 5,1 kW. Nu žodžiu, kažką bandysim, parvažiavo jis va taip va. Va, turim krūvą jo detalių, bandysim kažką lipdyti, daryti ir gal mums pavyks. Tai va, prieš savaitgalį tokios žinios, gero jums savaitgalio ir šiltų orų. Nepamirškit, patinka, dalinkitės, eikite į YouTube kanalą, spauskite irgi patinka, dalinkite šis video ir ateina sezonas ir bus daug naudingos informacijos, daug technikos pristatyti pasistengsiu, aišku, matysim kaip spėsim su darbais, bet kadangi man tai patinka, tai manau suksimės kaip bitutės ir iki susitikimų. Čiau, gero savaitgalio.